Dviejų vaikų mama Irina tvirtina šiais metais pavasarį pasitinkanti ramiau. Ramiau dėl savo šeimos. Mat dėl alerginių susirgimų kenčiantis šeimos nariai bent jau namuose gali jaustis geriau. Šeimoje yra sergančių alergija. Vyras nuo vaikystės turi astmatinį bronchitą, nuo vaikystės kenčia, dažnai serga bronchitais, plaučių uždegimais. Taip pat ir sūnus paveldėjo šį polinkį į tas ligas. Vaikystėje labai dažnai sirgo. Kai visi laukia pavasario kaip kažkokio tai stebuklo, kai medžiai pradeda žydėti, kai krūmai žydi, o mes visada laukiame su baime, nes kiekvienais metais vyras serga šienligė, turi alergiją, kankina baisus čiaudulys, baisi sloga, darbingumas krenta, jis negali normaliai dirbti, negali išsimiegoti. Todėl mes negalime išeiti su šeima kažkur tai į gamtą, kai visi lekia į gamtą pavasarį. Tiesiog visada su baime laukiame, kas ateis, kaip bus rytoj. Kai tik prasideda žydėjimas, visada tas labai stipriai jaučiasi. Prieš daug metų skaičiau tokį mokslinį straipsnį, kažkoks rusų mokslininkas parašė į laikraštį, skaičiau straipsnį, kad yra toks oro jonizatorius, kuris labai pagelbėja gerinti oro kokybę namuose. Bet tuomet Lietuvoje jų neradau, nežinojau, kur yra tokie dalykai, kuriuos galima nusipirkti, bet labai susidomėjau. Ir praėjus daug metų pamačiau skelbimą, kad yra tokie dalykai pas mus. Nusprendėme su šeima pabandyti, pasižiūrėti, ar turės tą tokį gerą teigiamą poveikį. Ir kai mes įsigijome šį produktą, oro jonizatorių, pabandėme, tai pamatėme, kad tikrai kokybė gyvenimo žymiai pagerėjo. Aišku, sergant nepakanka vien tik šito daikto, bet jisai labai pagelbėja kasdienį gyvenime, buityje. Oras namuose, kai mes buvom kalnuose prieš kelis metus, tas oras, jisai toks skanus, atrodo, norisi dar kvėpuoti ir kvėpuoti ir kvėpuoti ir neužtenka jo. Tai panašus oras darosi, įjungus namuose šitą jonizatorių, panašus oras, jis toks pat šviežias, skanus, norisi kvėpuoti. Kai įsigijome šitą aparatą, labai domėjausi, kaip jisai veikia, o poveikis jo paprastas. Jisai naikina bakterijas, virusus, naikina alergenus namuose, o kadangi vis tiek turime ir baldų, ir apmušalų, ir užuolaidų, ir iš lauko atskrenda vis tiek dulkelės, kadangi namai nėra hermetiški. Tai labai gerai pagelbė, nes anksčiau negalėjom net lango atidaryti, tuo metu, kai yra žydėjimas, negalėjom net lango atidaryti, atverti, kadangi labai daug priskrisdavo po langais tiesiog žydi daug įvairių krūmų medžių. Tai dabar tą lango atidarimą, išvedinimą tų namų atstoja šitas tiesiog aparatas. Mes jį pajungiam ir galim tiesiog tokiu būdu atšviežinti orą namuose, tiesiog, kad jisai būtų švaresnis, gaivesnis. Gyvename bute, kadangi tas oro jonizatorius yra labai nedidelis, kompaktiškas, labai patogu, jį galima įsijungti kiekvienam kambarį. Kol kas įsigijome tik vieną, bet visada stengiamės prieš naktį, prieš einant miegoti ir vaikų kambarį, ir miegamajam įjungti bent porai valandų, kad tas oras būtų švaresnis, kad miegant galėtum geriau pailsėti, išsimiegoti. Nes, kaip žinome, oro kokybė labai įtakoja mūsų poilsį. Mediciną studijuojanti moteris pabrėžia dar vieną oro jonizatoriaus privalumą. Jis turi nestipriai veikiančią ultravioletinių spindulių funkciją. Kaip žinia, mažas ultravioletinių spindulių kiekis veikia teigiamai, stiprina organizmą, naikina ligas sukeliančias bakterijas. Auginu 2 mokyklinio amžiaus vaikus. Kaip žinia, šiais metais buvo labai daug sergančių būtent gripo. Aparato pagalba mūsų šeima išvengė, mes nesirgome gripu. Vaikai grįždami iš mokyklos, grįždavo namo, aš visada stengiausi jungti šitą aparatą ir kažkaip padėjo mums. Turintiems įvairių sveikatos problemų ar tiesiog norintiems gyventi sveikiau ir kvėpuoti gaiviu, tyru, tarsi po lietaus oru tiesiog namuose, moteris rekomenduoja išbandyti nebrangų, kompaktišką ir labai patogų naudoti oro jonizatorių. Ponia Irina tvirtina, kad neseniai vyras įsigijo ir automobilinį oro jonizatorių, kuris gerokai palengvina keliones visai šeimai. Oro jonizatorių galite rinktis pagal savo namų, biuro patalpų dydį. Daugiau informacijos rasite internete burbuliukas.lt.